Sveiki visi, mes šiandien su veterinarijos gydytoja Aušra, kolegė, pabandysime jums patarti, ką pasirinkti, nes artėja erkių sezonas ir visą laiką, kiekvienais metais visi galvoja, tai kokia priemonė yra pati veiksmingiausia, pati efektyviausia ir žinoma dar yra pati pigiausia. Reikia pigaus ir gero daiktą. Būna toks? Būna. Visi žiūri tų tinkamų sprendimų. Tai va, tai mes šiandien apie tai stengsimės kiek įmanoma glaušiau ir trumpiau, ką Aušra tu naudoji savo gyvūnui nuo erkių. Pavadinimų mes negalim sakyti, nes mūsų nieks neremia ir iš tikrųjų nenorime, kad kažkas remtų ir kalbėtume kažkokį vieną preparatą. Bendrai apie visus. Taip. Ką naudoji? Aš savo šuniui rinkdama priemonę, kaip ir dėrėtų atsižvelgiu į tai, kokio kailio mano šuo. Ką augini primė? Labradoro retrieveris. Trumpa kailių šuo, daug jo, bet trumpas. Ir atsižvelgiu visada į tai, kokiose erdvėse vaikštam ir kokia rizika yra pasigauti parazitą, nes vis vien yra didelės rizikos erdvės ir mažesnės, ar ne? Tai mes esam ištikimi antkakliui. Daugybę metų. Bet jūs gyvenate ne kažkur šalia miškų? Gyvenam ne šalia miškų, tiesiog laisvas laikas yra tose erdvėse, kur rizika pasigauti parazitą yra šiek tiek didesnė. Tai tu naudoji antkaklį ir užkabini ir tas ilgo veikimo antkaklis ir jisai efektyvus? Neturiu nusiskundimų. Tai nėra panacėjinis preparatas, nes turbūt nėra apskritai pasaulyje tokio, kur skiri ir žinai, kad tai duos 100% naudą. Nieks čia 100% nevyksta, bet kai lygini ant vieno gyvūno keletą priemonių, tarkim, yra patirtis lašų fone, yra patirtis antkaklio fone ir tu matai, koks skirtumas. Tai tu bandėjai ir lašus bandėjai, negerai, vis tiek erkės kabinasi. Ir tada pabandžiau antkaklį ir ta prasme rezultatai yra kitokie. Tai tu efektavo. Ir tada likom prie antkaklio. O dabar antkaklis, tikrai vaikai namuose yra pas tave vaikų? Taigi. Yra vaikų, kartais tenka užkabinti ten keletą kartų per dieną, per savaitę tą antkaklį. Nes vaikas nutraukia? Nutraukia būna. Tai čia irgi visada renkantis priemonę reikia žinoti, vaikai, kiti gyvūnai, ar jie viens su kitu aktyviai žaidžia, nes irgi vienas nuo kito nulupti gali. Maudytis galima su antkakliu? Maudytis galima. O kaip dėl, kiti sako, cheminė medžiaga, vaikas glosto šunį, po to ima sumuštinį į burną? Čia kvestionuotina turbūt. Tai nėra gerai kontaktuoti su cheminė medžiaga, ar ne, ir eit valgyt, bet kiek ten rizikos yra iš tikrųjų. Tai aplamai rankas reikia plauti. Kas tai ištyrė? Dabar aš truputį irgi apie save, aš naudojau antkaklį, buvo efektyvu. Šibainų mano yra. Naudojau antkaklį, buvo efektyvu ir tikrai gerai buvo, galiu pasakyti. Taip. Tada kažkodėl sugalvojau, kad reikia naudoti lašus, bet tada pakeitėm šiek tiek, sakykime, judėjimą gyvūno ir su lašais. Nori, nenori, vis tiek erkių pagavau. Nebuvo jos, kad ten daug liptų, jų ten gal buvo 1-2 per sezoną. Ir nežinau, ar čia tas antkaklis iš tikrųjų buvo toks efektyvus, argi vis dėlto tie lašai, sakykime, mažesnė, daugiau su lašais užsikrėtimo rizika yra tokia. Tai vat, ir nežinau, ką dar rinksis. Nes lašai lašams nelygu, iš tikrųjų lašai viena seniausių priemonių, ko gero, ir viena seniausių veikliųjų medžiagų. Ir kaip bebūtų laikui bėgant, vis tiek vyksta mutacijos, adaptacijos ir tas pats parazitas į tą fipronilio medžiagą reaguoja šiai dienai kitaip negu prieš 10 metų. Taip, nes ir pačios erkės mutuoja ir jos prisitaiko, bet lygiai taip pat ir prie dirželį medžiagų prisitaikančios jos yra. Tiesa, bet dirželį esančios medžiagos jos vis tiek jaunesnės, gal taip pavadinkim. Tyrimai gal tiekime. Dabar vis tiek daugelis žmonių, nes tikrai yra preparatų, ką tu už homeopatinius dalykus tuos kaip papildoma priemonė, nebent. Ta prasme, jeigu yra baimė savininko, kad naudojant kažkokią priemonę, ar ne, vis tiek baisu ir norisi ten 2 dozę lašų sulašinti. Arba užkabint antkaklį ir dar lašų sulašinti. Šitą daro.
Nedarykit taip. Tai gal ir placebas trupučiuką savininkui, ir pačiam augintiniui, ta ekstra apsauga kažkokia, tie patys pakabukai, eterinio aliejų, purškikliai, tai čia irgi reikia receptų žinot, kad bet kuo nepurškti. Naudot, bet geriau nepasitikėti aklai, kad... priemonė, tai yra papildoma pagalba. Gerai, prieinam, aš lygiai taip pat sutinku, galima purkšti, jeigu galvojat, kad veikia, tai tada purškite, bet klausimas, kiek veikia. Jeigu nebent tu gyveni namuose ir vis tiek erkių, tarkim, gyveni 12 aukšte, bet labai bijai erkių ir niekad į lauką neini. Nuveiks šitas preparatas? Tada taip, kambario plote tikrai. Jo, iš tikrųjų, tas efektyvumas dar turbūt priklauso preparatų kiekvienų skirtingų grupių, kaip tu judi su to gyvūnu ir kur tu judi. Jeigu tu ten labai miškuose, tada... Judėjimas, pats gyvūnas, ar ne, ar kailio tankumas, ilgis. Taip. Kiti gyvūnai gyvena kartu, negyvena, vaikai, kažkokias gretutinės ligos, reikia irgi atsižvelgti, jeigu, tarkim, mes jau klausimą apie tabletes keliam, ar ne? Taip, dabar prieinam prie tablečių. Nu, ir su tom tabletėm kaip? Tai su tom tabletėm, tai viskas su jom gerai, aš manau. Yra niuansų tiesiog tam tikrų, ar ne, kaip ir su bet kuriuo kitų preparatu, ir tuos niuansus su savininku apkalbė. Tai dabar tie niuansai kokie, kodėl yra pasirinkimas tavo ne tabletė, o dirželis? Nes aš auginu seniorę su gretutiniais susirgimais ir kaip bebūtų, tabletė yra tai, kad tu sumaitini ir nebeišimsi. O dirželį, jeigu tau, tarkim, yra kažkokia indikacija, dėl kurios tu nori nutraukti šalia vykstančius ar ne medikamentus, nusimti ir turėti švarų foną, tu tą dirželį nusimi ir efektas iš esmės pakankamai greitai eliminuojasi. Net ir alerginių turbūt reakcijų būna. Aš nuo tabletės turėjai kažkada? Alerginės iš odos pusės ne, ten gastrointestinaliniai kažkokie niuansai, tai individualiai labai retai, bet yra kas ne visada sutoleruoja tą tabletę labai gerai. Bet turbūt ne dėl to, kad kaip cheminė, visas medžiagos yra cheminės, tas galima sakyti taip. Tai aišku, kad ta tabletė patenkant į skrandį, jeigu šuo yra jautresnio skrandžio, jisai gali iš karto automatiškai reaguoti. Taip, bet tai yra ne tik pagrindinė, yra labai daug pagalbinių medžiagų ir tu negali žinoti, į kurią iš jų ta reakcija išlinda. Bet efektyvumo prasme galvoju, kad tai yra tas pats efektyvus dalykas, nes šiaip daugelis žmonių tikrai, kas naudoja tabletės, nuo efektyvumas, sako, yra labai geras. Patogumas, tu suduodi, suvalgo. Atsiradus tabletėm, bent jau aš asmeniškai babeziozių matau mažiau. Daug. Jo. Tai ta prasme šiai dienai. Bet tada mes matome vėlgi kitų gretutinių ligų, kurias tu irgi nežinai, kas iššaukia. Aišku, čia nebūtinai gali būti tabletė, nes tas gyvūnas per gyvenimą daug visko gauna. Bet aš iš esmės prieš mūsų pokalbį netgi bandžiau informaciją rinktis apie kenksmingumą preparatų ir atliekami pavieniai tyrimai, niekas per daug nesiplečia, nes automatiškai, tai yra, kaip bebūtų, farmacija ir nieks nenori apie tai šnekėti, kad tai preparatas kenkia, visi tik tai atskleidžia pusę, kad preparatas veikia. Nežinau, mano asmeninė nuomonė, aš kažkiek truputį privengiu tablečių, nežinau kodėl, dabar mačiau netgi kai kas jau siūlo atlikti prieš erkinių sezonų, tarkim, tyrimus, nežinau, vidaus organus. Bazė tokia. Bazė, gal tokia kaip prevencinė priemonė ir gaunasi, kad jeigu tavo gyvūnas turi kažkokį lėtinį kepenų arba inkstų nepakankamumą, tu gauni preparatą ir žiūrėk, išlenda tas, kas buvo šiek tiek pasislėpęs. Ir tada pradedi kaltinti tabletę, nors ta tabletė net nebuvo nieko prieš. Tai jo. Viskas kelia klausimų. Tabletė iš esmės sąlyginai neseniai atsiradusi, dabar jeigu galvot, kiek čia metų mes tabletėm. 4, kokie 5 turbūt. 5, jo. Tai čia yra trumpas laiko tarpas. Kad žinoti, kas toliau. Preparatą. Čia kaip su elektroniniam cigaretėm. Viskas, kas nauja, yra baisu. Viskas, kas nauja, baisu ir nežinai kokie... Labai daug ir baubų, ir mitų, ir nėra iki galo aišku, kas tiesa, kas ne. Bet kuriuo atveju tas, kas rizika yra daug mažesnė negu, kaip pasakyti, to pačio blogio. Tai rankaklis, taigi nėra, kaip aš sakau, švestas vanduo, tai yra cheminė medžiaga, kuri nuolatos cirkuliuoja kraujotakoje ar riebaliniam sluoksne. Taip. Tai
su tabletėm, na, irgi, ta prasme, tu tą medžiagą turi ir kad ir ką tu benaudotum, lašai, antkaklis, tabletė, ta profilaktika, jinai turi vykti, nepaisant to, kokią priemonę tu renkiesi. Ir profilaktika, kaip tu manai, kuriuo metų sezonų laiku, kada jau reikia pradėti ir kada reikia pabaigti saugotis? Lietuvoje, taip. Turbūt nuo sausio iki gruodžio. Tu kalbėjai apie visus metus, tai tavo šuo visus metus yra su antkakliu? Čia vėlgi grįžtam prie to, kad kiekvieną tą atvejį individualiai reikia vertinti. Mano šuo visus metus nebūna, nes žiemos periodu nekeliaujame mes iki miškų ir taip toliau, bet yra kas keliauja arba gyvena. Tai, bet rizika yra. Su kalėdinė meglė merkių parsineša žmonės. Tikrai negeriau, buvo taip? Buvę, jo. Tai gerai, bet vis tiek rizika yra mažesnė. Mažesnė, taip. Aš nenaudoju žiemos metu. Aš savo pacientam, kurie, tarkim, miške gyvena, aš švelninu tada priemonės, tarkim, naudoja gal kažkas tabletes ir tada ant lašų pereina. Saugiau. Aš irgi už tai, kad pakeisti daugiau ir pasižiūrėti, kada yra pats erkinis pikas. Taip. Ir jeigu jūs einate į miškus, ten labai keliauti, tai tada galbūt ir rinktis tarp tabletės ir dirželio. Taip. Jeigu toks ramesnis laikas, tai tada galima pereiti prie lašiukų. Nes turbūt dabar... Taip apibendrinant ir suskirstytume, kad tai yra tabletė, dirželis yra efektyviausi šiai dienai veikiantis preparatai. Manyčiau, aš gal dirželį į antrą vietą vis tik kelčiau, lyginant su tablete. Nes tabletės efektas jisai kraujotakoje ir ten erkė kanda, jinai iš karto gauna vaistą ir žūsta odoj. Taip. Tai, o su dirželiu mes vis tiek, dirželis dirželiui nelygų. Vieni turi tik atbaidantį poveikį, kiti atbaidantį žudantį. Tai čia toks... Tai iš esmės geras, kokybiškas, nepigus dirželis, jisai turi ir atbaidantį, ir žudantį. Tai gerai, jeigu kando erkė, tai jis nužudys, ta prasme, medžiaga irgi pasiskirsto kažkiek kraujotakoj riebaliniam sluoksniui. Jo, ir tada erkė. Tas veikimas vis laik man stebuklingas atrodo, nuo diržo kažkokiu per visą kraujotaką. Viskas, kas kontaktuoja su oda ir gleivinėm, patenka į mūsų vidų. Bet kokiu atveju. Tai tada šiek tiek pakeičiant, einame mes prie dirželio, kad duodame pirmą vietą, antra vieta yra lašiukam ir taip toliau. Tabletės ir visa kita. Nu tai iš tikrųjų, man atrodo, kad informacijos nemažai. Visiems linkime, kad kuo mažiau būtų tų erkių, visiems reikia apsisaugoti nuo jų ir jau reikia pradėti tą daryti dabar. Dabar yra kovo šiandien kelinta. Kovo 6 ir gal ne data aktualu, o kiek temperatūros mes turime. Taip, nes orai šyla ir dabar visi... Ir pagrindinė problema tai, kad žmonės iš tikrųjų pamiršta. Sezonas prasideda, pamiršta, ateina šilti orai, visi išeis, nesitikė. O tu susidavėjai, užsikabinai naują dirželį? Dar ne. Tai va, ir aš dar ne, bet tą stengsimės kiek įmanoma greičiau. Ir kitas dalykas yra, reikia nepamiršti, kada baigėsi sezonas, kada atšalo orai, vis tiek erkės dar būna aktyvios. Tai nežinau, tik tai žiemos metu turbūt būna primėgimas tas šiek tiek lengvas jų. Kaip kuriais atvejais galima turbūt užbaigti tą prevencijos planelį sezoną, ne, kai kuriem prišvelninti. Nu taip. Viskas, turbūt tiek. Visiems palinkėsim kuo mažiau erkių ir būkite sveiki. O esant jūsų augininių su negalavimams, galite kreiptis tikrai į mus. Ir svarbiausia pastebėti tą laiku ir greitai. Pirmieji simptomai dažniausiai turbūt būna šlapime kraujas, vangumas gal turbūt pirmas, vangumas. Turbūt tie bendrieji tokie vangus, apetito nebuvimas, tas toksai šlapimas jau kai ateina, jau dažniausiai visiems būna aišku, kas vyksta. Nu taip, šunys dažniausiai nepavargsta, kiti būna sako pavargo, tai jeigu būnat gamtoje ir jūsų gyvūnas jau antrą dieną stovyklavimo matot, kad yra liūdnas ir gulintis, tai tikrai jisai nepavargo nuo dėmesio, greičiausiai, kad pas jį yra kažkokia kraujotakos liga. Viskas turbūt tiek.